Sveiki visi, dar kartelį sukeisi jūsų kanalą, mano vardas yra Beata, šis video yra pirmasis šio kanalo video, tai labai kviečiu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad padėtumėte jam augti, pasidalinkite šiuo ir kitais filmukais, pakomentuokite, paremkite savo pirštuku į viršų, taip sakant, ar ne. Ir šį kartą sugalvojau, kad nufilmuosiu jums, nežinau, ar lietuviškai egzistuoja, bet aš ispaniškai turiu klausimus ir tai būtų kaip ir nėščiosios arba nėštumo tagas, ar ne tas klausimynas, taip sakant. Jame yra 16 klausimų. Iš tiesų pastebėjau, kad jums visai patiko tie ankstesni video susiję su, sakykime, su šia tema, su šiuo mano gyvenimo etapu, todėl nusprendžiau, kad kodėl ji nenufilmavusi šio tago, vis dėlto nežinau, ar dar kada nors lauksiuosi, nežinau, ar tuo metu filmuosiu video ar ne, tai kaip ir norisi palikti, na tai tokį, nežinau, atspaudą, jeigu galima pasakyti, čia ar prisiminimą čia YouTube susijusi su šiuos mano gyvenimo etapu. Tad jeigu jums įdomu išgirsti mano atsakymus į šiuos 16 šio tago klausimų, tai likite žiūrėti šį filmą. Taigi, kaip jau minėjau, turiu klausimus ispanų kalba, nes lietuviškai net neieškojau, net nežinau, ar toks egzistuoja, ar kas nors kada nors filmavo. Tai tiksliai net nežinau, kaip jį pavadinsiu, ar nėštumo tagas, ar nėščiosios tagas, ar kažką panašaus, žodžiu, parašysiu. Taigi pradėsime. Pirmasis klausimas yra, kada yra tavo gimdymo data, taip sakykime, ar ne? Gydytojas, kuris mus apžiūri, prižiūri ir taip toliau, sakė, kad tai yra sausio 8, o tas, kuris laboratorijoje, atskirai laboratorijoje daro, atlieka ultragarsą, turbūt jie irgi medikais vadinasi, aš nežinau tiksliai, sakė, kad sausio 18, tai mes sakom, kad tarp sausio 8 yra 18, arba tada, kai norės gimti, taip sakant, ar ne, gal kaip mama, tai yra aš gims 3 savaitėm anksčiau nuo numatytos datos, taip sakykime, ne, kai kurie mūsų pažįstami sako, kad tai bus 3 karalių dovana. Kas ten žino, kas ten, kaip ten bus, taip sakant, bet žodžiu, kol kas data yra kaip ir sausio 8 arba tarp sausio 8 ir 18. Antrasis klausimas, sako, ko laukiasi, na, čia toks, arba ką turėsi ispaniškai, kaip sako, tai toksai įdomiai suformuluotas klausimas, sakau, turėsiu vaiką, turėsiu kūdikį, ne šuniuką, ne kačiuką, ne, bet žinoma, čia suprantama, kad klausia lyties, tai jeigu jau žiūrėjote ankstesnius filmukus susijusius su šia tematika, tai jau žinote, kad tai bus mergaitė. Trečiasis klausimas, kokį vardą duosite arba duosi, kol kas nenorėčiau jo atskleisti, bet jeigu jūs sekate arba seksite, pradėsite sekti mane mano socialiniuose tinkluose, kad jie ir yra ispaniški, aš kartais parašau ir angliškai savo Facebook'e ir Instagram'e, dar turiu ir Snapchat'ą, kuriuo, na, karts nuo karto pasinaudoju, ar ne, kuris yra Corazon Mex 0508, pasistengsiu parašyti jums tuos socialinius tinklus. Tai gal kažkada, kai pasidalinsiu tą žinią, tai pasidalinsiu ir vardu, bet kol kas ne dėl prietarų kažkokių, bet tiesiog nenoriu atskleisti vardu. Ketvirtas klausimas, kiek savaičių laukėsi, na, mano atveju turbūt lengviau pasakyti kiek mėnesių, tai yra 8 mėnesiai, nežinau tiksliai, kurią mėnesio dieną jums įkelsiu šį video, ar prieš gruodžio, pavyzdžiui, 8, ar po gruodžio 8, bet 8 mėnesiai. Numeris 5. Kas tau labiausiai patinka, kas susijęs su nėštumu, taip sakykime, ar ne? Tai labiausiai turbūt patinka, kad prieš kokius gal porą mėnesių ar 3 mėnesius pradėjau jausti vaikučio judesius, ar ne, mergytės judesius, tikrai labai keistas jausmas, su niekuo negalėčiau palyginti. Žinai, kad tiksliau jauti, kad kažkas juda, bet žinai, kad tai ne žarnynas, ar ne? Mano vyras jokai sako, čia kaip ateivis koks, ar ne, na, kaip filmuose rodo. Sakau, nu gal kažkas panašaus turbūt, bet tai sunku nusakyti žodžiais ir be to gali matyti fiziškai iš išorės kartais, kaip juda, ar ne, pajudina ten, nežinau, galvytę, kojytę ar panašiai, ar visa verčiasi. Tai turbūt yra mano mėgstamiausia dalis, aš taip galėčiau pasakyti, susijusi su nėštumu. Numeris 6. Kas tau mažiausiai patinka, kalbant apie nėštumą, tai
gal ne tiek nėštumas kaip po toks, nes mano visas nėštumas, ačiū Dievui, tikrai buvo labai geras, tikrai labai lengvas, turiu, na gal tik buvo koks porą nusiskundimų, sakykime, ar ne, bet tokių, kur nieko ten tragiško, sakykime, ar ne, tai iš esmės kaip susijusio tokia, na kaip su nėštumu tiesiogiai, kaip čia pasakyti, nes ta būsena būklė, tai gal negalėčiau skūstis dėl to, skūstis galėčiau tik tai ir man yra pakomentavę, kad Lietuvoje panaši problema. Dėl rūbų, mano viršutiniai drabužiai, iš esmės aš turiu ne vienus viršutinius drabužius platesnius, tai problemos kaip ir neturiu. Ketinau nusipirkti savo neštukiai, kaip sakant, skirtas kelnes, vieną porą kelnių, taip sakant, ne, likusiems ten 3 mėnesiam pavyzdžiui, bet susidūriau su problema, kad tiek pigesnėse, tiek brangesnėse parduotuvėse iš tiesų visų pirma tai daugiausiai yra viršutinių drabužių, taip sakant, tik to tai reikėtų, ar ne, nešėjai. Ir visų antra, iš tų kelių porų kelnių, kurias turi, tai atrodo, kad parduotuvės galvoja, na čia gal bendras toks meksikiečių, sakykime, nežinau kaip pavadinti, na, kūno figūra turbūt bendrai paėmus gal būtent ir yra tokia, bet tikrai yra moterų merginų, kurių figūra panašiai į mano, tai yra platesni klubai, stambesnės kojas ir taip toliau. Tai nueisi tas parduotuvės ir susiradus tas 3-4 poras kelnių, tai atrodo, kad galvoja, kad auga tik tai pilvas, o kojos tai visų lieknos plonos kaip pagaliukai išlieka arba yra tokios, taip sakant, tai man daugmaž tiko viena pora kelnių vienoje parduotuvėje, bet aš turiu, kai sakau daugmaž, tai čia taip tik tai apsimoviau, kaip sakant, bet kad aš su jomis eičiau kažkur patogiai, tai tikrai taip nebuvo. Tai aš jas ir palikau, nors jos buvo ir labai nebrangios ir panašiai, bet tikrai man reikėjo vienu bent jau dydžių didesnių kelnių arba 2 galbūt, o tokių daugiau nebuvo, tai čia aš su tokia problema susidūriau, sakykime, kalbant apie kelnes. 7. klausimas, koks buvo nepatogiausias momentas ar akimirka, taip sakykime, nėštumo metu. Nežinau, ką turime omeny, sakydami ar klausdami nepatogiausias momentas ar akimirka, ar turime omeny kažkokią situaciją nepatogią, kad, na, kažkas ten atsitiko, sakykime, tokio, tai šiuo metu niekas nešauna į galvą, o jeigu turime omeny, na, fizinę būklę, sakykime, nepatogią, tai turbūt, kad nugaros skausmai, sakykime, ypač šonai man pradėjo skaudėti, nes kadangi miegu ant šono arba vieno arba ant kito, mano mėgstamiausia padėtis miegojimo šiaip jau buvo ant pilo, bet žinoma dabar tai yra neįmanoma jau kurį laiką, tai užmiegu dažniausiai arba vieno arba ant kito šono, atsibundu neretai ant nugaros gulėdama, taip sakykime, ar ne, tai pradėjo man skaudėti šonus iš tiesų, kartais tiesiog nuo to būtent, nu, kad tai ant šonų ir miegu, taip sakant, ar ne, nors prieš daugybę metų miegodavau būtent tik tai ant šono, tai gal fizinė prasme nepatogiausias momentas ar akimirka būtent yra vat ta, ar ne, kad man skauda visus šonus, kaip sako lietuviai, ar ne, o jeigu šiaip tokia akimirka, na, kažkokia situacija, tai bent jau šiuo metu niekas man nežino. 8. klausimas, sako, kaip jaučiasi tavo pora šiuo klausimu, ar ne, kad tu nėščia, kad tu laukiasi. Tai iš tiesų jis labai laimingas, mano vyras, mes abu labai laimingi, visų pirma dėl to, kad labai norėjome vaikelio, nežinojome, kada tai vyks, bet labai jo norėjome ir dar labiau laimingi, čia ne kažkokia diskriminacija ar panašiai, bet iš tiesų abiejų lieptas noras buvo, kad būtų mergytė. Nežinau, mano vyras sako, kad norėjo mažos mini mano kopijos, o aš tiesiog gal natūralus toks mano noras buvo, kad būtų mergytė, nes tiesiog visą gyvenimą augo apsupta daugiau moterų nei vyrų, turiu pusbrolių, sakykime, bet daugiau buvo kažkaip moteriška ta aplinka, tai man atrodo natūralus toksai normalus noras, nes kaip ir žinau, kaip su mergaitėm elgtis, taip sakykime, ne, ir panašiai, su berniukais kažkaip net nežinočiau, atrodo, kaip prieiti, ką sakyti, na, žinoma, mama išmoksta viską, ar ne, bet turiu meni, kad kažkaip natūralus toksai buvo noras, troškimas, ar kaip čia pavadinti, kad būtų mergaitė, tai žodžiu, mes abu labai laimingi visų pirma, kad tai sveikas vaikelis ir kad mergytė. 9. klausimas, ką tau labiausiai patinka valgyti nuo
nuo tos dienos, kai pradėjai lauktis, tai iš tiesų turėjau, sakykime, tokiais kaip etapais, gal sakykime, ar ne, nežinau, ar tai galima būtų pavadinti užgaidom. Kai kuriuos dalykus, manau, galima pavadinti užgaidom, o kai kuriuos, nežinau, man atrodo, kažkaip tai tiesiog šiandien noriu to, rytoj ano, taip sakant, ar ne. Tai buvo, sakykime, šiaip vaisius, pavyzdžiui, aš valgau visą laiką, bet buvo toks etapas, gal kokio mėnesio trukmės ar daugiau, kai tiesiog buvo be perstojo tas noras nuolatinis valgyti vaisius. Po to netgi buvo, atėjo gal 2 ar 3 savaitės ar panašiai truko etapas, kur konkrečiai žinojau, kokių vaisių noriu. Tai buvo persikai ir nektarinai, nors valgiau kitus vaisius, bet norėjau būtent šitų vaisių. Gal pats keisčiausias man, sakykime, tokia keisčiausia užgaida buvo, kai užsimaniau vieną vakarą, tik grinai vakare užsimaniau Milky Way šokoladuko, kuris niekada nebuvo mano mėgstamiausias. Bet ta užgaida truko vėlgi kokias 3 savaitės ar panašiai. Aš sakau, tą vakarą, kai aš jo užsimaniau pirmą kartą, tai parašiau net vyrui žinutės, kaip tik grįžinėjo namo iš darbo ir sakau, nupirk man didelį Milky Way šokoladą, nes aš jo labai noriu. Ir tas aš labai noriu truko, sakau, kokias 3 savaitės. Tai čia buvo gal man keisčiausia dėl to, kad tai nėra, man patinka saldumynai, bet tas šokoladas nėra mano mėgstamiausias. Ir toliau buvo kažkuriuo metu labai norėjusi ryžių, kitų metų labai norėjusi makaronų, bet čia buvo kelių dienų toks reikalas, tai nežinau, gal labiausiai, jeigu kalbėtume apie užgaitas, keisčiausia mano atveju buvo tas šokoladus, dukas, sakykime, ne, o šiaip tai valgiau visko po truputį, o iš vyro pusės tai keisčiausia buvo, kad jisai užsimanė saldumyno, čia konkrečiai tokio vieno, sakykime, pyragėlio, kurį laiką jam labai norėjosi, ir kodėl sakau keista, tai kad mano vyras nėra saldumyno mėgėjas, jei suvalgo vieną šokoladuką per metus, kaip aš sakau, tai yra labai daug. Tai buvo čia labai keista, kad jis iš tiesų pradėjo su tom užgaidom pirmiau, o po to jau aš, taip sakykime. Tai čia gal, kalbant apie maistą, buvo keisčiausias dalykas. Numeris 10. Kiek, sako, priaugai svorio, per šį laiką, kiek jau laukėsi, tai prieš laukdamasi aš būtent prieš metus, spalio mėnesį, buvau pradėjusi dietą, jeigu norite tai pavadinti, arba man geriau patinka vadinti, tai yra valgymo režimu, ir per maždaug 6-7 mėnesius buvau numetusi 12 kg, tai tos 12 kg maždaug ir susigrąžinau, kas, sako, kad maždaug normalu 12-15 kg, dar šiek tiek trūksta mėno, tikėkime, gal jau daugiau labai nepriauksiu to svorio, bet, sakykime, susigrąžinau tuos 12 kg, kuriuos buvau numetus per 6-7 mėnesius. Numeris 12. Kiek vaikų norėtum turėti? Šiaip beveik visada galėčiau sakyti, kad svajojau turėti 3 vaikus, bet vaikai dėja išeina brangus, ar ne, brangus malonumas, ir nežinau, gyvenimas parodys, ar ne, šiaip dabar šiuo momentu norėčiau bent dar vieno, kadangi esu vienintelė savo mamos, bent jau dukra, tai visada norėjau turėti brolį arba seserį, gal labiau seserį nei brolį. Tai norėčiau, kad ir mano dukra turėtų, su kuo žaisti, taip sakykime, bent jau vieną brolį ar seserį, bet tai, kaip sakant, gyvenimas parodys ir dievulis parodys, kaip sakant, kiek mes tų vaikų turėsim. Slaptas noras yra 3 vaikai, bet pažiūrėsim, kaip tam. 13 klausimas. Ar įsivaizdavai kada nors, kad būsi kažkada mama? Ir iš tiesų visą gyvenimą turbūt įsivaizdavau arba norėjau būti mama, tai čia nebuvo nieko tokio kažkokio, nežinau, kažkoks pokytis staigus mano gyvenime, kad staiga per naktį aš užsimaniau būti mama. Tai, kaip sakant, nebuvo kažko keisto, tik tai nežinau, kada tai įvyks, tai iš tiesų visada norėjau būti mama. 14 klausimas. Ką tau dar trūksta nupirkti vaikeliui? Tai iš tiesų, mano manimu, kad turint ar laukiantis vaiko visą laiką tau kažko trūks, iš esmės trūksta gal vieno kito drabužėlio, turime vežimėlį, turime kėdutę mašinai, laveliai jau praktiškai yra, sakykime, tai yra vystiklų pradžiai, buteliukų ir taip toliau ir panašiai, bet visą laiką atsiras ko trūksta, yra dar keletas dalykų, kuriuos mes neturime galvoje, kuriuos norime nusipirkti, kaip sakant, ar ne, šiomis dienomis kaip tik, tai, bet šiaip man atrodo visą laiką visko trūksta, kai turi vaiką.
15 klausimas. Ar bijai gimdymo? Ir iš tiesų nežinau, ar čia galėtume pavadinti baimę, bet gal tiesiog toksai natūralus jaudulys, nervas ima, taip sakant, ar ne? Taip kaip pats nėštumas, visas procesas, etapas yra kažkas naujo ir tai, na, bent jau mano atveju, man visą laiką nauji, nepažįstami dalykai man sukelia tokį šiokį tokį nervingumą. Tai taip ir pats gimdymas, žinoma, na, kelia man tokius nervukus truputėlį, ar ne, jaudina, sakykime, ne tik gal, kad baimę kažkokią keltų, sakykime taip, nes tai kažkas, ko aš dar niekada gyvenime nesudariusi, tai pavadinkime, ar nežinau, kad, na, girdėjau, ar ne, ir žinau, tiksliau nežinau, girdėjau, ar ne, kad skauda ir taip toliau ir panašiai, bet nežinai, kiek labai skauda, sakykime, nors aš tai, mano pasirinkimas yra, kad tai būtų natūralus gimdymas, nes aš sakau, geriau aš pakentėsiu tas kelias valandas, taip sakykime, ar ne, ir po to galėsiu rūpintis normaliai savo vaiku, negu cezarį darysiu. Ir esu girdėjusi iš vieno žmogaus, kad po cezario pjūvio, na, reikia ne vienos dienos, kad atsigautum, negali normaliai savo vaikučio paimti ir taip toliau, kadangi čia aš neturiu labai kas man padeda, mano vyras dirba, tai praktiškai aš visą dieną būsiu viena, sakykime, tai tikrai nesinorėtų negalėti paimti, net pamaitinti savo vaiko, taip sakykime, ar ne? Tai aš sakau, geriau pakentėsiu kelias valandas, negu po to savaitę ar 2 ar 3 kentėti, kol ten užgis viskas, bet čia vėlgi negali žinoti niekada, ar ne, nes kartais viskas apsisuka, kaip sakant, 180 laipsnių kampu, bet tikėkime, kad planas huliganas pavyks šiuo atveju, tai sakykime, ne tiek, kad bijočiau gimdymo, bet taip, na, toksai, na, gal nerimas ar toks nervas šiek tiek ima. Ir paskutinis klausimas, sako, kokius pokyčius pastebėjai savam kūne, be pilvo, taip sakant, ar ne, užaugusio, tai tokių kažkokių labai, nežinau, didelių pokyčių nepastebėjau, bet to, kad svorio priaugo, ne? Aš turiu menį apie didelius pokyčius, kad, pavyzdžiui, išmuša dėmėmis kai kurias moteris, ten ar plaukai slenka, ar kažkas panašaus, ar ne? Tai tokių pokyčių kažkaip nebuvo, gal didžiausi pokyčiai, jeigu galima sakyti, kaip jau ir minėjau, tai, pavyzdžiui, nugaros skausmai, sakykime, ar ne? Nežinau, kvėpuoti gal kartais sunku, bet čia, nežinau, ar galima vadinti pokyčiais kaip po tokiais, bet, sakykime, kažkokių labai tokių drastiškų, labai tokių, na, visiems galbūt netgi pastebimų pokyčių iš tiesų nepastebėjau. Visas nėštumas praėjo, na, visi šitie 8 mėnesiai praėjo labai gerai, tikėkime, kad paskutinis mėnuo irgi bus puikus ir gimdymas taip pat. Ir viskas iki čia tas tagas, nėščiosios, nėštukės, nėštumo tagas, kuris tikiuosi jums buvo įdomus, tiksliau jums buvo įdomu išgirsti mano atsakymus į šios klausimus. Jeigu jūs laukėtės ir filmuojate video ir keliate juos į YouTube ir jums patiko, ar ne, šitas tagas, aš pasitengsiu palikti klausimus lietuviškai po šiuo filmuku, tai galite nusikopijuoti tos klausimus ir atsakyti juos ir atsiųsti savo nuorodą, ar ne, nuorodą į savo filmuką, kad aš jį galėčiau pasižiūrėti. O jeigu nefilmuojate, bet norėtumėte pasidalinti savo atsakymus su manimi į kažkurį klausimą ar klausimus, tai rašykite komentaruose, žodžiu, komentuokite viską, ką norėtumėte gražaus su manimi pasidalinti. Siunčiu jums daug bučkių, labai dėkoju už visus sveikinimus. Rūpinkitės savimi ir pasimatysime kitą kartą. Iki!